Gerą dieną dar kartą tiems, kurie jau stebėjo mūsų šiokį tokį įžanginį interviu ir visą vaizdą tai, kas vyko už kadro. Techniniai nesklandumai, taip jau nutinka tiesioginėme eteryje ir su jumis dabar sveikinamės po 15 valandos. Tačiau burtus visgi ištrauksim ir jie tikrai niekur nepradings ir sužinosite savo varžovus visiškai netrukus. Jonai, visų pirma pašnekėkim gal apie praeitą etapą, ar ne? Ten buvo 8 rungtynės, visos jos įvyko, tačiau vienose buvo šioks toks pakeitimas. Apie tai pašnekėsim. Kaip tu pats vertini praeitą etapą ir ar matei kažkokių tai staigmenų? Didesnių staigmenų kaip ir nebuvo, manau, laimėjo tie, kas turėjo laimėti. Gaila, jog kažkur matyti tai pasitraukė, tačiau tai kaip ir nesportinių principų viskas įvyko. Taigi, kaip sakant, ne iš blogos valios, tačiau kartais taip nutinka, jo komanda įregistruoja tą krepšininką neapsižiūrėjus, kuris negali rungtyniauti ir pagal visus nuostatus Infoerai pateikus protestą. Pergalė rezultatu 20-0 buvo įskaityta būtent Infoeros komandai. Visa tai vyko dėl Tomo Černeckio, kuris buvo registruotas sezonui jau prasidėjus ir apie tai tiesiog nesusimastė kažkur matyti, leido jam žaisti rungtynėse ir dėja rezultatas yra toks, koks yra. Į kitą etapą keliavo Infoera iš antrosios lygos. Kitas rezultatas, kuris užfiksuotas tarp dviejų antrosios lygos komandų, buvo toks. Sandora Group Magnum visiškai nepasigailėjo auto valdovo ir netgi laimėjo, kiek sakyčiau, nepadorių rezultatų 85-50. 3 krepšininkai pasirodė geriausiai jų sudėtyje, tai Mindaugas Šeduikis, Darius Mikalauskas ir Tomas Šiškevičius lyg susitarę draugiškai pelnė po 16 taškų. Kaip pakomentuotum šį skirtumą? 35 taškai tai yra daug. Sandora Magnum visą laiką buvo prilyginama pirmos lygos komandom ir buvo prie taurės favoritų. Tai kad susitikę su antros lygos komanda, jie parodė savo tikrąją galę ir žengė toliau. Žiūrėsim, kaip bus, kai susitiks jau su rimtu varžovu iš pirmos lygos. Su labai rimtu varžovu jie susitiko ir vakar antroje lygoje su Plasta ir ten pralaimėjo ir dabar turi 6 taškų deficitą. Kaip ten pakomentuotum tokį rezultatą? Plasta tikrai gera komanda. Aš manau, kad labiausiai netikėčiausias rezultatas taurėje ir buvo, kai Plasta triuškinamų skirtumų nusileido pirmos lygos VJVJ komandai, nes tikrai daug kas tikėsi atkaklios kovos. Plasta tikrai yra galinga komanda, tačiau tenais Justiniškių vaikų ir jaunimo sporto klubo krepšininkai žaidė tarsi ant sparnų ir tiesiog sutriuškino savo varžovus. 88-56, 32 taškų skirtumas, Mindaugas Markevičius 30 taškų ir tos rungtynės, apie kurias Jonas ir papasakojo. Vilniaus Justiniškių vaikų ir jaunimo klubas šventė pergalę ir taip pat keliauja tarp 8 geriausių. Ir į pavasario čempionatą pasikvietė iš karto 2 Plastos žaidėjus. Taigi taip kartais nutinka ir greičiausiai, kad jie karjerą ten labai sėkmingai ir pratęs. Dar vienas rezultatas užfiksuotas praeitame etape, tai yra pirmosios lygos Fėjas Kalbė LT komanda eliminavo paskutinę įmonių lygos atstovę, tai yra čempiono titulą ginančią Greitojo kurjerio komanda 87-63, 24 taškų skirtumas, tačiau didžiąją rungtynių dalį jisai buvo gerokai mažesnis. Puikiai nugalėtojų gretose pasirodė tikrai nesuklysiu, pasakė šio sezono atradimas Linas Šyvis, 23 taškai, 13 atkovotų kamuolių. Kaip pats vertintum tokį Fėjas Kalbė pasirodymą ir asmeniškai Lino Šyvio žaidimą? Tai Fėjas Kalbė kaip ir turėjo principinę dvikovą, nes Linas Stripinis abiejose komandose žaidžia tiek Fėjas Kalbės, tiek Greitojo kurjerį ir pats Linas pasirinko žaisti už Greitąjį kurjerį ir žadėjo, jog Greitas kurjeris laimės, tačiau Fėjas Kalbė parodė visą savo potencialą ir laimėjo. O Linas labai stabiliai demonstruoja aukšto lygio krepšinį. Aš pamenu, kaip prieš sezoną irgi Vilniaus Justiniškių vaikų ir jaunimo sporto klubo komandos vadovas Žilvaras Razinkevičius kaip tik iš trijulės į savo komandą pasikvietė Roką Gasparaitį ir Eloną Pokanevič ir Linas Šyvis kaip liko už borto, tai aš manau pridėjo jam papildomos motyvacijos ir dabar jisai visą sezoną savo komandos naudingiausias žaidėjas ir atvedė šią komandą į play-off ir dar tauriai ši komanda nebaigė dar savo pasirodymą. Linas Šyvis pernai jau dalyvavo Vilniaus krepšinio lygos rinktinėje, tarptautinėje arenoje ir kaip manai, ar yra šansų, jog jį ten pamatysim vėlgi artimiausiu metu?
Linas turbūt sumaišiai nedalyvavo, jisai turėjo dalyvauti, tačiau jisai buvo kviečiamas, tačiau dėl tam tikrų priežasčių nesudalyvavo, bet tai, sakykime, esmės nekeičia, jis vis tiek buvo tarptų kandidatų, kaip manai, ar jisai artimiausiu metu galėtų debiutuoti? Pagal demonstruojamus rezultatus jisai yra vienas realiausių pretendentų gauti kvietimą, ar sutiks, tai jau nuo Lino priklausys. Na, o mes pereikim prie kitų rungtynių. Pirmos lygos dar vieni atstovai, Mortal Kombat, pirma lyga prieš Elektrėnų sporto centrą iš antrojo diviziono 64-57. Mortal Kombat namuose laimėjo, sužibėjo ir vėl Žymantas Armonas, 21 taškas ir net 10 išprovokuotų pražangų. VSL Alteros projektai taip pat savo sezoną dar bent jau tauriai pratęsė įspūdingą pergalę prieš antrojo diviziono Kritulių komandą 78-45. Žilvinas Bendoraitis pasirodė puikiai, 18 taškų ir 3 taškai jam krito tiesiog pavydėtinai. Iš 9 bandymų 6 taiklus. VSL Alteros projektai, kaip ir sakiau, tai yra vienintelis čempionatas, kuriame ši komanda dar dalyvauja. Tai būtent taurės varžybos ir jiems belieka palinkėti sėkmės. Na, o aš noriu paminėti dar vieną rezultatą, kuris, matyt, įeis į istoriją kaip rezultatyviausios rungtynės, kaip daugiausiai naudingumo balų surinkusios rungtynės ir visa kita. Žinoma, nesinori sumenkinti sporto klubo Kentauras iš Elektrėnų, jie pasiekė, atrodo, neįmanoma, išmetė porą antros lygos komandų, patys žaisdami vos Eko divizione, tačiau kuomet sustiko su Čiančio apsaugos spektru iš pirmos lygos, jau jėgos buvo labai nelygios. Nelygios jėgos ir, kaip matėm, Elektrėnų Kentauras sezono pradžioje demonstravo optimalią sportinę formą, dabar įkrito į duobę, kadangi ne tik čionais taip stipriai pralaimėjo, tačiau ir Eko lygos ketvirtfinalėje pirmasias rungtynės pralaimėjo Skaidiškiams, atrodo, 50 taškų skirtumo. Na taip, komandoje po pernai metų neliko Simo Junevičiaus ir taip pat atkrintamosiose varžybose negalėjo žaisti ir Darius Baslyk. Šie du, sakykime taip, vedantis žaidėjai, visgi jų netektis komandai lėmė tai, kad rezultatai šiek tiek suprastėjo. Na, sakykime. Tikėkime, atsigaus klubas ir kitą metą sugrįž su nauja jėga, o rezultatas pats buvo toks – 57-141. Ne kasdien pasitaiko tokie skaičiai, tačiau dar įspūdingesni pasirodymai yra asmeninėse gretose. Deimantas Pavlovskis iš Čiančios pelnė 48 taškus ir buvo rezultatyviausias, o Gediminas Pavilauskas sumušė visų laikų rekordus – 40 taškų, 34 atkovoti kamuoliai, 15 rezultatyvių perdavimų, 11 išprovokuotų pražangų ir dėmesio 87 naudingumo balai. Ar kur nors girdėjote tokius skaičius? Manau, kad dabar jau taip. Tai yra Gediminas Pavilauskas, tačiau net ir jis savo komandai pirmoje lygoje ketvirtfinalyje iškovoti pergalės pirmose rungtynėse nepadėjo. Bet apie tai jau kitoje vietoje ir kitu metu. Mums liko dar paskutinis rezultatas, kurį reikia aptarti. Tai yra Tigrų pirmosios lygos dvikova ir VPP JDLT antras divizionas. Čia pakankamai atkakli kova, skirtumas visą laiką svyravo maždaug apie 15-10 taškų, 78-68, Tigrai laimėjo ir apgynė pirmos lygos garbę. Paulius Joneliūnas 19 taškų, 17 atkovotų kamuolių, kaip ir dera, lyderiui parodė savo tikrą sportinę formą. Tikrai taip, atkakli kova, kaip ir turėjo būti, kadangi Tigrai vis tiek turėjo kažkiek nuvertinti varžovą, o VPP JADE visą laiką tarp antros lygos favoritų būna. Tačiau stipresni vis tiek nugalėjo. Taigi štai tokie rezultatai buvo praeitame etape, o dabar pats įdomiausias epizodas, kurio mes jau laukiam, maždaug 1,5 valandos, šiek tiek mažiau. 8 komandos, kurias burtais paskirstysime ketvirtfinalio poroms. Priminsiu, jog pirma ištraukta komanda žaidžia namuose, antra ištraukta žaidžia svečių arenoje, jeigu ekipos nesutarė kitaip. Tai gal ir pradėkim, Jonai, tuomet pirmą ketvirtfinalio porą ir išsiaiškinkim namų komandą. Gerai išmaišykim. Ir po gero išmaišymo pirmoji komanda bus Sandora Group Magnum. Sandora Group Magnum iš antrojo diviziono, viena iš antrojo diviziono atstovių, iš viso jų yra 2. Savo aikštelėje taurės ketvirtfinalyje susitiks su pirmosios lygos komanda Tigrais.
Tikrai įdomi dvikova labai turėtų būti. Aš manau, kad aikštelės pranašumas dar pridės įdomumo ir gali būti visiškai lygi ir įtempta kova. Pasižiūrėsim, ar tai bus iš tikrųjų. O mes traukime tuomet antrąją porą ir sužinosime netrukus namų komandą. Kita antrosios lygos komanda Infoera. Infoera, taip pat žemesnio diviziono atstovė, antrosios lygos ekipa, žais irgi namuose. Taigi bent jau tiek galima pasakyti, kad šiom komandom pasisekė. Na, o Infoera, su kokį išbandys jėgas, tuoj pat ir paaiškės. Su Vilniaus Justiniškių vaikų ir jaunimo sporto klubu iš pirmosios lygos. Žilvaras Zinkevičius, Justiniškių klubo vadovas komandos, buvo užsiminęs, jog labiausiai norėtų gauti Infoera. Na, tai prašau, turim, ištraukiam, Žilvarai, dabar įrodykit savo pranašumą krepšinio aikšteliai. Tačiau kitos komandos vadovas išgirdęs Mantas Belinskas žadėjo pirti Justiniškių sporto klubui. Na, tikėsimės, kad ta pirtis draugiška bus ir po rungtynių, bet aikštelėje bus ne ką vėsiau. Traukiame trečiąją porą ir netrukus sužinosim pirmąją namų komandą. Ir pirmoji namų komanda bus FESkalbėja.lt. FESkalbėja.lt, pirmosios lygos atstovė savo aikštelėje susitiks su štai šia ekipa. O tai yra pirmos lygos atstovai Mortal Kombat. Na ir liko dvi ekipos. Pora jau kaip yra aiški, tik tai neaišku, kas žais namuose. Na, o namuose žais? Namuose žais VSL Teros projektai. VSL Teros projektai namuose jėgas išbandys su labai galingu varžovu. Jeigu viskas tvarkoje, tai čia mes tikrai pamatysim Čiančios pavadinimą. Taip ir nutinka, Čiančio apsaugos spektras iš pirmos lygos keliaus į VSL Teros projektų salę ir ten bandys iškovoti pergalę ketvirtfinalį. Taigi ačiū visiems tiems, kurie taip kantriai šiandien ištraukęs kartu su mumis burtus. Jo artimiausias dvikovas jau netrukus su jumis susisiekę suderins mūsų Vilniaus krepšinio lygos darbuotojai. Taigi visiems gerų kovų, mes su Jonu šiandien jau atsisveikinam ir skubam į kitus VKL darbus. Na, jums gerų kovų ir žinoma gero artėjančio savaitgalio, tebūnie tai dar po kelių dienų, bet palinkėti niekada nepakenks. Iki viso.